O su? Deividas. Nu. Deividai, klausyk, ar nesibodo tau slapstytis ir daryti tokias nesąmonės, klausyk. Aš suprantu, kad gal neturi pinigų ir panašiai, bet, man tai reikia nuostolius atlygyti, supranti? Aš kalbu apie mano tą lauką, kurį išvažinėjai su savo tuo keturačiu prakeiktu. Ir slapstaisi ir nesuprantu, kaip tavęs dar nesučiupo. Aš žinau, to tikrai nesuprantu, kaip žmonės taip gali ramiai gyventi. O kas čia skambina? Kas skambina, ką? Kas gali tau skambinti? Tu atsimink, ką vasarą pridirbai, ką? Kur prisivažinėjai ten Šilutės? Pas mane tam lauke. Nesuprantu. Visiškai nesuprantu. Ai, girdi. Kas girdi, ką? Kas girdi? Kur čia gazdin? Kas tau gazdina? Aš tiesiog, man reikia mano pinigų 3000 litų, supranti? Jeigu tu netiduosi, aš per teismus kreipiausi, net variai teismą, klausyk. Aš žinok, tada imsiuos kitų būdų. Atvažiuos vyrukai, pavežios tave po laukus. 3000? Taip, 3000 litų. Aš už 3000 to ten visą lauką apsėčiau. Tai gali ir apsėt. Tai gerai, bet tai reikia suprasti normas, ribas kažkokias turėti. Tai gerai, tai nors tu tada prisistatyk, pabendrauk su manim. Dabar nieko, dingai kaip į vandenį, klausyk. Aš nedingau, aš tau iš karto tada sakiau, kiek skoloj, sakai, nieko neskoloj. Tai buvo, ar ne tai buvo? Ne tai buvo, gal ten... Dabar ne taip jau buvo. Aišku, Tai supranti, man reikia pinigų. Žmogus nenori niekas nekėda, aš tai, pavyzdžiui, ten į šikną nelysiu, atsiprašom. Nelysi. Aš dabar žinok, turiu pareigūną, kuris tau paaiškintų teisiškai, kas tau gresia, jeigu tu su manim taip neteini į teismus, ignoruoji ir panašiai. Aš turiu savo... Tai aš jokio kvietimą negausiu teismus, aš aš būčiau atėjęs, kas? Būtum atėjęs. Tai prašom dabar. Antanai, klausyk, aš labai daug kalbėti nenoriu, ne? Tu jam paaiškink paprastai dabar. Man pinigų reikia pusės, ir tada aš viskas tvarkysiu ir tau. Gerai? Ar girdi, ką sako tau? Aš su juo kalbėti nesiruošiu, tu man ragelį nekišk ragelį man, aš kalbėti tikrai nenoriu. Paaiškink jam, kad jisai to duoda babkas, nes man iš tavęs reikia pusės, tu man pats skolingas esi, žinai šitą. Žodžiu. O jeigu jisai nesutvarkys iš to, jeigu jis tau litų neatneša, pats supranti, kas tau bus ir kas supranti jam bus. Jam bus vapšė, aš nepavydžiu, o tu žinai, kas tau irgi bus. Ir jo keturačių, ir jo tėvam, ir visiems tenai. Užteks. Užsiknisau kariauti. Gerai, baigiam, ta prasme. Baigiam, tai tu aiškinkis reikalus. Tai gerai, tu gali dabar šiek tiek nelys. Aš su žmogu kalbu. Davai. Tai, Deividai, man reikia 1500 litų. Dabar eikit, jis joks. Aš nejuokauju. Man reikia... Kas čia vertintus visus nesąmonės? Vertina toks žmogus, žinau, kurio geriau tu nepažinotum. Aš taip, kad ir pažįstu, bet nesidžiaugiu to. Tai žmonių irgi pažįstu daug. Pažįstu. Aš žinai, Kęstą Povilaitį. Šilutės komisaras. Kas toliau? Tai sakau, ar jį pažįsti? Tai jeigu nepažįsti, tai nesvarbu. Žodžiu, yra taip. Jisai stovi dabar, kaip mano stogas yra. Ir jisai visko pasirūpins, ta prasme, kad aš gaučiau tos pinigus, nes aš jam esu skoloju. Anai, kas tu? Ką to ne? Davai greičiau, supranti, esmė tokia, kad aš neturiu laiko. Ir aš su vaikais tikrai nesiruošiu žaisti. Jeigu tu čia negali nuo vasaros sutvarkyti su kažkokiu tai pienburiu snargliu, tai čia ne mano problemos yra, supranti? Nes, karoči taip, jeigu tu man pats dabar babkių neduosi, tu man duosi jo adresą. Bet tada aš pats nuvažiuosiu. Tai jis iš Klaipėdos toli. Neįdomu, iš kur man jis yra. Gali būti iš Klaipėdos, gali būti iš Vilniaus, tie visi pasikėlę. Aš nuvažiuosiu. O kai aš nuvažiuosiu, tada aš tau ir jį atvešiu. Sio, tvarkyk davai babkas greičiau. Zip FM. Labas, Deividai, radio stotis Zip FM. Zdarova, Deivi, kaip laikaisi? Sveiki. Seni, tavo keturatis. Mano. Kai atvažiuosi, duosi pavažinėti? Duosi. O persijungiai į galinius varomus? Ten visi 4 varo. O nepersijungiai tik į galinius? Tomas užregistravo tave, čia liepia prigazdint, žinok. Jo. O, tai rūpužiokai. O ką, biški išsigandai lengvai, ne? Seni. Ne, aš neįsigandau. Nu taip, tugi tikras vyras. Jau. Tai taip, Yamaha vis dėlto. Šaunuolis.
Šaunuolis, gerai, laikykis tada. Laikykis, iki. Visio. Ir gerų tau žirnių laukų, kaip sako. Minkštų žirnių laukų, davai.